Sakykite Ziono dukrai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio. Yra tokių maldų gyvenime, kurių niekada neina užmiršti. Yra daug maldų, kurias užmirštame, meldžiamės ir jau nebežinome, kas ten buvo, kartais net kyla klausimas, ar iš vis ten buvo malda, ar įvyko tas susitikimas su Dievu. Bet yra tokių maldų mūsų gyvenime, kur žinau, kad įvyko susitikimas. Žinau, kad buvau sutikęs viešpatį, buvau prisilietęs prie jo, o gal leidausi, kad jis mane paliestų. Tokią maldą kartą išgyvenau savo rekolekcijose, kai teko apmastyti Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Jau buvo pakankamai dienų nutilti, nurimti, kad suprasčiau, koks esu apdovanotas viešpaties. Visada tai suprantu rekolekcijų pradžioje. Gyvenime skubu ir užmirštu tai. Atrodo, nieko aš čia neturiu, nieko neturiu kuo pasidalinti, viskas yra ne taip, o rekolekcijų pradžioje užtenka tylos, ramybės ir tada ir vėl suprantu, esu apdovanotas. Ir tada iš karto kitas žingsnis yra, Dieve, bet kiek tų dovanų esu iš tiesų sugadinęs, kiek kartų esu iš tiesų tave atstūmęs savo gyvenime. Kaip toje Evangelijoje kumščiais mušęs tau per veidą, iš tiesų taip būna. Ir mano, ir turbūt ir jūsų gyvenime, jeigu esat žmonės, kurie esate paliesti gimtosios nuodėmės. Ir tada aš toks išgyvenu tą savo nesąžiningumą, išgyvenu tą savo neteisingumą, nešventumą. Ir kokią patirtį aš nešiuosi iš šio pasaulio. Kai spjaunu kitam, kai trinkteliu kitam, kai pastumiu kitą, kai kitam pasakau, neždinkis iš mano gyvenimo, nekeliu, neatsiliepiu, neatrašinėju, neskaitau jo pranešimo. Kas vyksta? Šąla tada viskas. Šąla santykiai. Daromės ir vėl iš draugų labai mandagus ir tik tai pasisveikinam. Garbėsiu Kristui, labas rytas, viso gero. O prieš tai buvo, labas, sveika, labas rytas, kaip tu, kada susitiksime. Bet po to viskas atšąla, nes taip įskaudinam vieni kitus. Ir tai yra įprasta šitoj žemėje. Auga atstumas, auga tiesiog ir viskas taip, ieškom naujų draugų, kurių nebeįskaudinam. Ieškom naujų pažįstamų, kurių neišvarėm iš savo namų ir iš savo širdies. Bet taip nevyksta su viešpačiu. Kai aš taip galvojau, kad viešpats jau daugiau su manim nebekalbės, arba duos 3 bandomuosius periodus kažkokius, duos testą išspręsti daugmaž iš Evangelijos dabar čia. Kai galvojau, kad jau nebus taip, kaip buvo, pradedu matyti ir įsivaizduoti, kaip jisai joja ant asilės. Ir tas asilaitis kartu. Ne su karo vežimu, ne su žirgais, ne dar žinau su kuo, kažkokiu baisiais drakonais, bet atjoja ant motinos, ant asilės ir vedasi vaiką, kad niekam nekiltų klausimo, kas tai per gyvūnas yra. Tai yra mama. Tai yra mama, ant kurios jisai atjoja, nes asilaitis yra kartu. Ir jisai atjoja visiškai neturi priekaištų. Jisai atjoja visiškai neteisdamas manęs, kad aš jį atstūmiau ir jam spjoviau. Jisai visiškai nuolankumas, švelnumas, visiškas atsargumas, taip kaip gydytojas artinasi per operaciją prie sužeisto ligonio. Atsargiai, labai atsargiai, nes nežino, kur skauda ir nežino, kiek labai skauda. Ir taip viešpats prisiartina prie mūsų sulaužytų širdžių ir gyvenimų kiekvieną kartą, kai sakome, neždinkis iš mano šventyklos, neždinkis iš mano gyvenimo, nenoriu tavo žodžio, nenoriu tavo įsakymų, nesuprantu, kaip tuo gyventi. Ir kai atrodo, kad nieko, kitos išeities nėra, kaip gyventi su viešpačiu per atstumą, nes mes taip įpratome šitoj žemėje. Jisai paima ir joja su to asilė, nors tu sakyk, nejok, sustok, prašau tavęs.
Nejok, nedaryk taip. Didžiausias prakeiksmas šitoj žemėje yra ne nuodėmė. Didžiausias prakeiksmas yra, kai tu esi nuodėmiai ir tas atjoja kiekvieną kartą su savo atleidimu ir meile. Tai yra didžiausias skausmas ir prakeiksmas, nes mes šito nepatiriam šitoj žemėje, nebent iš artimiausių. Mama ir tėtis, kai susipykstam, pasiunčiam ant 3 raidžių, ateina labai greitai mama ir tėtis, nusiraminai jau. Dink iš čia, bet ta meilė vis ateina ir kybina tave, nes tai yra mamos meilė, tėčio meilė. Tėvai tai supranta, ką daro Jėzus su tą asilaitį ir asilę. Jie daro tą pirmą žingsnį, jie nelaukia. Tėvas išeina pasitikti sūnaus palaidūno. Jėzus jau laukia tos svetimautojos atvedamos. Jėzus sako, aš lauksiu jūsų po prisikėlimo jau Galilėjui, taigi išduos tave Viešpatie, paliks tave, susirask naujus 12 mokinių, susikurk geresnį ratą tų vyskupų savo, kurie statys tavo bažnyčią, ne. Jisai vėl joja kiekvieną kartą su tą asilaitę kiekvienose mišiuose, kai giedam šventas, šventas, šventas. O kas gieda tuos žodžius, tas, kuris yra nešventas, nešventas, nešventas. Jis kiekvieną kartą tą akimirką prieš konsekraciją atjoja su asile ir tuo asilaičiu, nesmergdamas nei vieno iš mūsų, neprikaišiodamas, be jokių ultimatumų, be jokių atstumų. Ir sako, pasitikiu tavimi, myliu tave. Noriu kartu eiti su tavimi per gyvenimą. Ir tai labai dažnai man yra nepakeliama. Nes tai yra tokia meilė, kurios aš nemoku ir mane tai siutina, kai aš kažko nemoku. Aš viską noriu mokėti, o kai nemoku, tai bėgu tada. Kišu galvą į smėlį kaip strutis. Bet ne to susirenkam į šventąsias mišias, kad susikištume galvas į smėlį. Viešpats kiekvienas mišias atjoja su tuo asilaičiu ir sako, tu taip pat gali. Tu taip pat gali nesielgti taip su žmonėmis, kurie tave įskaudino, kurie trankė į tave kumščiais, kurie spjaudė ir niekino ir išdavinėjo ir visaip kitaip melagingai apie tave liudijo. Tu kiekvieną kartą su manimi turėsi jėgos atsisėsti ant tos asilės ir joti pas tą kitą žmogų, sakydamas, jo, žinau, kas įvyko, bet ar mes turime dėl to dabar viską nutraukti ir vaidinti, kad niekada nebuvo tarp mūsų draugystės, meilės, kad niekada nesidalinome širdimi, nuolankumas, nuostaba. Visą tai šiandien Viešpats nori dovanoti mums. Aš nežinau, ar jūs tai patiriate, bet aš tada patyriau tai ir kiekvieną kartą, kai mišiose išgyvenu, tą garbė tam, kuris ateina, aš toks mažas tampu. Ir galvoju, Viešpatie, aš dar nemoku taip mylėti, nepasirengęs taip mylėti. Noriu per atstumą mojuoti tiems, kurie mane įskaudina. O jis joja ir apkabina. Ir sutinka mane veidas į veidą, širdis į širdį. Trokštate taip mylėti? Ar norit galvas į smėlį paslėpti į palmę? To čia susirinkome, tik tai to. Visa kita čia būtų spektaklis ir nereikalinga laiko gaišimas, geriau krosano eikime valgyti su kava. Tik todėl verta šiandien čia būti, jeigu turi savyje ryžtą taip mylėti kaip Viešpats, ant asilaičio. Vis sugrįžti ir kitam pasakyti, kažkas mums nepavyko, bet pradėkime iš naujo. Tai yra kažkas dieviška ir žmogui su Dievu tai įmanoma.